nuostabieji Lietuvos siųsti Katarsis užėmė stiprią 16 vietą. Iš tikrųjų, šiuo konkrečiu atveju pochui yra ta vieta. Svarbiausia, kad išsiuntėme ne plastikinį prodiuserių produktą, o jaunus žmonės su savo kūrybos post-punko gabalu. Nesuvokiamai didžiuojamės, beveik tiek pat, kiek dėl Juozo ir Kim Kardashian draugystės. Visi dabar nori juos pakalbinti, paliesti ir pasišildyti jų šlovės spinduliuose. Bet tik ne mes. Nes spaudai kaip rimtos publicistikos laida atsakinėjanti į nepatogus klausimus ir šį kartą žvelgia giliau nei bulvarinė žiniasklaida. Ką sako nebylus Katarsio atlikėjų žvilgsniai, kas slepia ne vieną merginą ar vaikiną paskandinusios Luko akis ir kokią istoriją pasakoja grupės veidai. Pastaruoju metu žiniasklaidoje buvo intensyviai ir atidžiai tyrinėjami mūsų įžymybių veidai. Todėl į studiją pasikvietėme žmogų, kuris vien pažvelgęs į veidą gali pasakyti apie žmogų viską. Ir vos už 399 eurus. Sveiki, šiandien mums atėjo ypatinga diena ir mes turėsime ypatingą svečią, kuris sutiko pasidalinti savo nepakartojimais įgūdžiais. Tai garsusis Lietuvos, kaip jisai pats sako, garsiausias Lietuvos įžymybių veidoskaitininkas. Štai jis jau ir su manimi. Tai veidosininkas, tai būčiau Leopoldas, būtų gražu, kad vardą paminėtumėt. Sveiki, Leopoldai, kas Sveiki, ant veido pas jūs čia? Ant veido yra tiesiog apsauga nuo KGB veidotyrininkų, kadangi aš ištyriau savo vlogę Vladimiro Putino veidą, aš tiesiog noriu apsisaugoti nuo rusų veidotyrininkų. Dabar jau galiu, kaip sakant, nusiimti šitą daiktą. Truputį įstrigo. Kaip aš juokauju, jau gal ir galime eiti paskaityti. Aha, o tai man sakė, reikės kalbinti vieną, o yra, tai matau, 4. Ne, tai aš sakiau, kad bus Katarsis, taip? Katarsis, tai kuris čia iš jų? Čia jisai, jinai, kas šit, kuris? Čia muzikinė grupė yra, taip, visi 4 grupės nariai, kaip ir kalbėjom. Ne, man tai čia panašiau, žinokit, ne į muzikinę grupę iš veidų, o į kažkokią tais statybininkų bendruomenę, aš jums tai pasakysiu. Jūs veidoskaitininkas iš tikrųjų? Aha, ar aš tikras veidostikininkas? Aš gimiau Minske. Kai buvau mažiukas, mane 6 mėnesių anksčiau laiko abortavo. Ką reiškia abortavo? Irgi, aš išslydau anksčiau laiko, išslydau, teškiau su veidu į asfaltą ir nuo to laiko aš turiu galią. Aš tik atsisukau savo mamą, aš iškart nuskaičiau jos veidą ir pažinau, jog tai yra mano mama. O man daugiau mokėsit už tai, kad 4 čia? Ne, mes nesitarim, neturim mes pinigų daugiau biudžete. Nu, pažiūrėsime, tada kažkokią mano svetainę ten tokią turiu pareklamuosit. Susitarsime. Galime parodyti ekrane jo svetainę tą? Aha. O tai kokia ta įmonė, koks verslas? Galiu čia žiūrėti. Ilgi varštai.lt. Tai jeigu jums reikia kažkokių varštų, ilgesnių negu šiaip, kad įprastai yra, tai ateik. Tai pereikime prie to veidų skaitimo pagaliau, ar ne? Tučto jau. Gerai, tai pradedam tada pirmiausia nuo Luko turbūt, ar ne? Aha. O, aš žinokit, neskaitau iš delno, aš skaitau iš veido. Delną rodo. Jums viskas gerai šiaip, ar Ta prasme. keistai juokitės? Aš nesijuokiu keistai, aš tiesiog turiu kuo mažiau emocijų rodyti. Vėlgi, sakiau, mane KGB veidotyrininkai seka, tai tiesiog, kad nenuskaitytų manęs. Gerai, tai apie jūs jau gal supratom, gal pereikim tada prie Luko veido, pasakykim, ką jis mums sako, ar ne? Galima biškai erdvės. Ar reikia tikrai, kad taip į asmeninę erdvę žmogaus Ačiū labai, kad pratraukėt mano veidosininko kaip darbą, tai informacija už tai ir bus dalinė. Kokia ta informacija, ką sužinojot? Jisai yra toksai žmogus, kaip aš sakau, universalas. Kaip mašina? Tikras šiokdarys, kaip sakant. Tokių žmonių kaip tu yra tik keli procentai, tai yra labai universalus. Gali reiškia daryti absoliučiai viską, tai gal muzikos nepatarčiau užsiimti tą. Kodėl? Nes tavo akise yra tiesiog labai daug džiaugsmo, o menas gimsta iš skausmo. Gerai, tai gal pereikim prie antro grupės nario, tada dabar apie Jokūbą, ar ne? Aha, tai yra Jokūbas. Jo galva kaip kubas. Tai, kaip mes Minske dar kartais sakom, kvadratinėje rožą. Tai ką reiškia? Tai yra, kuo daugiau kampų, tuo daugiau yra tų sensorių. Pas tavęs yra jie net 4. Tai reiškia, kad Jokūbas yra labai jautrus, dar kitaip tariant,
žliumbikas? Nežinau, mane draugė dažnai akmeniu visai vadina. Aha, tai nejuokinkit, aš matau iš jūsų veido, kad jūs nelabai susigroję esate. O jūs atsiprašau, tikrai diplomuotas veidoskaitininkas. Gerai, Alinčikas, taip? Jūs turit labai tokią raganišką kažkokią energiją, tu, žiūrėk, nepasidarėsiu, pasakysiu, mėgsti ekstremą, taip? Aha, tai iš smakro matau tokią agresiją. Jei kas leistų, gal ir neduotų į snukį, bet špygą taukotą parodytų. Klausykit, jūs viską čia iš interneto straipsnių tiesiog pasakojat. Iš čia aš tą patį skaičiu apie Katažiną Stonkovienę, apie Mantą Stonko, apie Jessica Shine. Mano tikslas ir nėra jums čia kažką papasakoti, įrodyti. Aš ateinu jums duoti pramogą. Tai kad jūs net nesuteikėt paslaugos jokio žmonėm. Nu, horoskopininkai irgi ten šneka kažką, tais gali tikėti, gali ne. O aš nepatenkinta, viskai susikviečiau žmonės, atsiverčiu, kol kažką pasakysit naudingo. Laikas jau suėjo ir jūs vis tiek turėsite man sumokėti. Tai yra darbas. Na, aš nematau, už ką mokėčiau. Gerai, tada pareklamuosime mano svetainę. drožlės.lt. Drožlės, visokios drožlės, kokių tik reikia, chamekui, jūrkiaulytei, nežinau, visiems reikia drožlių. Eikite į drožlės.lt.